Žaidė grupėje ir tuomet jis tą padarė lygiai tokiu pat stiliumi. Tiesa, šį kartą baudos metimas netaiklus. Gaila, tačiau amerikiečiai dabar jau priekyje ir Vincas Carteris, koks gražus jo šuolis po krepšiu, suklaidina iš karto 2 Lietuvos rinktinės krepšininkus ir Penas Kidas. Štai dar kartą įspūdingas ir gražus Vinco Carterio metimas. Vincas Carteris čia publikos numylėtinis, kadangi jis gražiausiai iš visų moka kalti kamuolį iš viršaus ir gražiausiai pabaiga atakas. 19-13 rezultatas tas pats. Vinco Carterio sąskaitoje 3 taškai po to, kai jis pataiko antrąjį baudos metimą. Nepasikeičia. Mindaugas Timinskas įveikia varžovo gynybą, tačiau jo metimas netaiklus ir vėl išgelbėja padėtį Antony Magdaisas. Paliktas Vincas Carteris. Taip ir turėjo būti. Vincas Carteris kala kamuolį iš viršaus. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse jis turėjo tam galimybę. Komandos draugai Mindaugui Timinskui stengiasi perduoti kamuolį, kuomet šis rungtyniauja beveik po varžovų krepšiu ir savo stiliumi Mindaugas Timinskas vis dėlto priverčia klysti amerikiečius, nepaisant to, jog ne visada jo metimai būna tikslus ir nepaisant to, jog jie nebūna tokie kaip taip išjungtų Jugoslavijos krepšininkų. Aleksandras Gomeris, kaip sakė, dar niekada nebuvo matęs. Vincas Carteris pataiko iš 3 taškų zonos. Zamonikas jau išrašė po vieną bloką ir tai, aišku, nesuteikia per nelik didelio pasitikėjimo savimi. Vincas Carteris, koks gražus metimas, kurio ir pradeda Jungtinių Amerikos valstijų ekipa antrąjį kėlinį, padidinamas kaip prikaučiusi prie reginio aikštelėje visus krepšinio gerbėjus ir dabar pataiko Rėjus Alanas. Jo iškelta ranka į viršų simbolizuoja, kaip svarbus buvo šis metimas ne tik pačiam Rėjui Alanui, bet ir visai komandai. Po jo tolimo metimo šiandien, būtent šią akimirką, amerikiečiai vėl susigrąžina minimalų pranašumą. Saulius Štombergas, netaiklus jo metimas, išsisuka kamuolys iš krepšio. Amerikiečiai labai greitai dabar suorganizuoja greitą ataką ir Vincas Carteris pataiko. Įkaldamas Masiulis prasižengė pirmą kartą ir kaip juvelyriškai tiksliai buvo atiduotas kamuolys Vincui Carteriui, nesuspėjo Saulius. Tiek pat arti tikslo į patekimą į finalą, kiek ir Jungtinių Amerikos valstijų ekipa, kuri dabar priverčia prasižengti Eurelijų Žukauską. Ne, Saulius Štombergas prasižengė ir tai yra jo sąskaitoje šiandien 11 taškų. Tačiau jų žaidimas šiandien duoda savo rezultatų. Prie baudų metimo linijos Vincas Carteris pataiko 1:80. Kaip be pasibaigtų šį amerikiečių ataką, Lietuvos rinktinė dar turės kamuolį ir galimybę. Vincas Carteris pataiko, Vincas Carteris ir vėl amerikiečiai pirmauja 82-81. Kaip būtų buvęs kas ir po to dar pažeidžia taisyklės. 26 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. 2 netaiklus baudų metimai ir klaida, perdodant vienas kitam kamuolį. Dabar gali kainuoti istorinę galimybę iškovoti perversmo šį vėlyvą vakarą Sidnėjuje ir šią gražią ir įspūdingą dieną Lietuvai. When you needed the points, Vince Carter, you were there. Obviously, you were down late in the game. You had the big 3. Then you got the breakaway dunk. At that point, did you think, hey, we got the game? I knew we didn't have the game. It's a tough game. You know, I'm just going to leave it a tough game, and we just stepped up and got it done. That's why we're who we are. You know, we never said we're like the past, and we're a 2000 team, and we get it done how we get it done. That's who you are, but how about who Lithuania is? Were you impressed with the way they played to the heart? They played hard. It's simple. They played hard, and you know, the good thing about this team, we were able to master runs. When the team was selected throughout the Olympics, everybody said there's no way you're going to lose. The players to a man said, we're not coming home unless we win the gold. Is there a little bit of doubt now? We didn't lose. You're looking darn close. We didn't lose. That's just how it is. I mean, I don't care what the world thinks, what the world says about how we won. If you look at the score, USA was up 2. We move on to the gold medal, and we still going to accomplish our goal. We look at the scoreboard now, but was there a point in that last part of the game where you said, oh my gosh? Not at all. One thing I do is keep my composure. I never let anything rattle me because that's when you don't play your best, when you're not, when you don't keep your composure, and that's what we did. I guess that's why the shot fell for Vince Carter.